Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma VISP yra vieninga valdžios teikiamų elektroninių paslaugų prieiga. Tai patogi elektroninė platforma, leidžianti paslaugų teikėjams lanksčiai bei nesudėtingai talpinti ir kurti elektroninės paslaugas, o paslaugų gavėjams visas šias paslaugas užsisakyti vienoje vietoje. Šiuo metu VISP apjungia net 159 institucijas ir leidžia pasiekti daugiau nei 550 paslaugų, o elektroninėme VISP paslaugų portale jau apsilankė beveik 2 milijonai unikalių lankytojų. VISP sistema įgalina valstybės bei savivaldybių institucijas, valstybės įmonės ar įstaigas vieno langelio principu teikti teisės aktų nustatytas elektroninės paslaugas. Paprasčiau tariant, VISP portalas yra bendra prieiga kone visoms svarbiausioms Lietuvoje teikiamoms viešosioms bei administracinėms paslaugoms. VISP sistemoje šios paslaugos, kaip vaiko gimimo registravimas, vienkartinė išmoka gimus vaikui ir kitos, gali būti apjungiamos pagal gyvenimo atvejį bei tapti kompleksinėmis paslaugomis naudotojų pasiekiamomis vieno mygtuko spustelėjimu. VISP suteikia galimybę lanksčiai, saugiai ir patikimai nustatyti paslaugų gavėjų tapatybę. Sistemos vartotojams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroninės bankininkystės sistemomis ar elektroniniu parašu. VISP taip pat leidžia paslaugų gavėjams saugiai ir patogiai apmokėti vidines bei išorinės paslaugas. VISP naudojamas mokėjimo protokolas apjungia įvairius mokėjimo būdus ir leidžia išorinėms sistemoms juos vykdyti bei administruoti VISP erdvėje. Mokėjimų vykdymą dar supaprastina mokėjimų tarpininkų paslaugos, nes institucijoms nereikia sudaryti mokėjimo sutarčių su kiekvienu banku atskirai. Verta pažymėti, jog VISP elektroninių paslaugų platforma yra skirta ne tik patogiam šių paslaugų naudojimui, bet ir jų kūrimui, kuris naudojantis VISP įdiegta procesų kūrimo aplinka tampa nesudėtingų ir ypatingų programavimo žinių nereikalaujančių procesų. Naudodami VISP platformą, paslaugų teikėjai gali užsakyti elektroninių paslaugų konstravimą, formų sudarimą, duomenų struktūrų rengimą, procesų kūrimą bei integracinių sąsajų diegimą. Be to, VISP paslaugų teikėjai gali sėkmingai talpinti tiek elektroninės paslaugas, kurias sukūrė naudodamiesi VISP platformą, tiek ir kitomis sistemomis. Sklandų ir patikimą tarpininkavimą tarp VISP ir išorinių sistemų užtikrina duomenų mainų platforma. Būtent ji leidžia nukreipti ar transformuoti užklausas, suteikia lankstumo bei paprastumo elektroninių paslaugų kūrimui ir išorinių sistemų integravimui. VISP numatytas ir procesų priežiūros mechanizmas, kurio dėka galima derinti dar kuriamus, surasti jau vykstančius ar įvykusius procesus bei stebėti jų būsenas. Dar patogesniam sistemos naudojimui institucijoms suteikiama galimybė turėti dedikuotą institucijos erdvę savo paslaugų ir turinio valdymui. O artimoje ateityje VISP naudojimo galimybės bus praplėstos ir papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip atstovavimo valdymas, galimybė vienam fiziniam asmeniui įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį, debesų kompiuterija, galimybė institucijai turėti savo atskirą sritį dokumentų talpinimui. Daugiafunkcinė dabar ir nuolat tobulėjanti naudotojams patogi VISP sistema suteikia galimybę sparčiai kurti vis naujas elektroninės paslaugas bei užtikrina abipusį pasiekiamumą tarp valdžios institucijų ir gyventojų. Dar daugiau, VISP yra nesudėtingas ir efektyvus būdas pažangiausių informacinių technologijų diegimui valstybės valdyme. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.epaslaugos.lt.